Sveikinu prisijungus prie 5 pamokos, kurioje kalbėsime lygiai taip pat apie pardavimų automatizaciją ir kalbant apie einančias užklausas, kurioje svarbiausias momentas tai yra lyderio būsena. Tai yra kaip tinkliniai rinkodaroje, tinkliniam marketinge išlaikyti iš tikrųjų efektyvumą, pusiausvyrą, sėkmės būseną ir nepriklausomai nuo to, kokie puikūs automatizacijos įrankiai bebūtų, kad jie suveiktų maksimaliai gerai. Tačiau pamokoje kalbėsiu grinai apie lyderio būseną. Nesvarbu, ar jūs tik pradedat lyderystės kelią, ar jau turit didžiulę organizaciją, šis dalykas įtakoja visą komandos sėkmę, įtakoja efektyvumą, įtakoja pusiausvyros laikymą. Ir būtent čia dalinsiuosi apie pratimus, kvėpavimo pratimus, įvairias technikas, kasdienius naudingus įpročius, netgi aromaterapijos elementus, vizualizacijos svarbą, kaip palaikyti tą lyderio būseną, kad verslas keliautų tiesiog į sėkmę. Todėl, kad nuo lyderio būsenos aplamai, nuo žmogaus, kuris aplink save jungia įvairius žmonės, nuo jo būsenos priklauso jo pačio ne tik verslo sėkmė, bet ir bendrai gyvenimo kokybė. Tai kodėl lyderio būsena yra vis dėlto toks svarbus dalykas? Todėl, kad tinklinio marketingo versle keletas yra svarbių elementų, kurie įtakoja bet kokius įrankius arba jų nebūnant, bet kokie įrankiai gali būti neveiksmingi arba neefektyvūs. Tai yra emocinis balansas visą laiką, fokusas, geras tonusas, gera energija, jie yra tiesiog būtini kaip savaime suprantami tam, kad verslas klestėtų. Tačiau stresas, nuovargis, chaotiška dienotvarkė būtent mažina efektyvumą. Ir verslo kūrėjo kaip būsena, tai įtakoja visą komandą, kiekvieną komandos narį. Ir būtent nuo būsenos priklauso tai, kaip mes su minimaliom sąnaudom pasieksime maksimumą. Apie tai ir bus šį pamoką. Nepaslaptis, kad tinklinis marketingas ir nuolatinis bendravimas su žmonėmis, įkvepiant juos, įgalinant, motyvuojant ir užsisuka kuo daugiau žmonių, tarsi kaip efektyviai visą tai organizuoti ir valdyti, faktas, kad tai anksčiau ir vėliau veda kiekvieną lyderį, kiekvieną žmogų, kuriantį tinklinį marketingą prie tam tikro išbandymo. Tai, kad pačio lyderio motyvacija lygiai taip pat pradeda kristi, jo koncentracija, fokusas, gera energija lygiai taip pat silpsta. Tad išbalansuoti tarp to nuolatinio bendravimo didesnio kiekio žmonių ir išlaikant savo vidinę koncentraciją, tai yra tampa svarbiausių įrankių, net ar jūs automatizuosit verslo procesus, ar jūs nieko tame nedarysite, sėkmės rezultatai labai priklauso nuo būsenos. Ir visi šitie dalykai, jeigu tik mūsų koncentracija, lyderio fokusas, energija, geras tonusas krenta, visa tai labai stipriai ir labai greitai sumažina bendrą produktyvumą ir neigiamai dar kartą veikia visą komandą. Ir lyderio būsena, noriu pasakyti, kad tai yra verslo pamatas, ant kurio verslas arba yra stabilus ir tvirtai besilaikantis, arba jis toks šlubuojantis. Tad jeigu tik pajuntate, o tai yra normalu, kad tai būna, jaučiat nuovargį ar ne, jaučiat motyvacijos praradimą, tas bangeles, nepasitenkinimą savo dieną arba savivertė krenta, ar ten kokių klaidų padarimas, pradedat save graužti iš vidaus, visą tai labai greitai atsispindi ir tarp jūsų artimiausių kolegų ir visoje organizacijoje. Tad savo energijos būsenos valdymas tai yra raktas į sėkmingą, subalansuotą, kaip sakiau, ne tik verslo auginimą ir vystymą, bet ir visapusišką gyvenimo kokybę. Tai atsiliepia ir šeimoje, tai atsiliepia sveikatoje ir kituose dalykuose. Kadangi lyderio būsena tai yra verslo pamatas ir šitas pamatas yra lyderio, žmogaus, kuris kuria organizaciją rankose. Reiškia, jeigu lyderis pats, organizuojantis savo verslą, negeba valdyti savo būsenos, nedirba su ja, efektyvumo komandoje ir visam versle
ir greito augimo nereikia taip laukti, ne? Nebent tai loterija iškris ir pas jūs ateis kažkoks kitas žmogus, kuris palaikys tą būseną ir dirbs su visa jūsų organizacija arba augins savo didelę organizaciją. Bet tai tada ne apie tinklinio marketingo verslą ir jūs kaip to verslo kūrėja ar lyderė, ne? Ir esmė noriu pasakyti, kad gebėjimas valdyti savo būseną, tai yra pamatas, tai yra esmė ir tai yra lygiai toks pat įrankis ar svarbi kolona viso verslo organizavime. Noriu pasakyti, kad kontroliuodami savo emocijas, savo energijos tonusą, ar ne, daug lengviau mes žiūrime bet kokią situaciją, daug lengviau susitvarkote su įvairiais iššūkiais, kuo didesnė organizacija, kuo labiau augantis verslas, tuo iššūkiai yra rimtesni. Tad tas kontroliavimas savo būsenos, savo emocijų, savo nuolatinės pusiausvyros, priežiūra savo efektyvumo, koncentracijos, tai ir įtakoja, ar toliau organizacija auga, ar jinai traukiasi. Ne? Tad dabar pasidalinsiu tokiais praktiniais, kasdieniais pratimais, nesvarbu, kurio jūs tinklinio marketingo komandoje, organizacijoje, kompanijoje esate, tai galioja kiekvienam, visiems. Ir kaip sakiau, ar tik pradedat šitą verslą, ar jau esate tikrai toli pažengę, šitie įrankiai praverčia visur. Ir šitie įrankiai padeda iš tikrųjų kurti teigiamą atmosferą komandoje. Kai komandos nariai, žmonės jūsų aplink jūs yra geros nuotaikos, jie tarsi duoda tą dar atgalios, gražos, tos irgi geros emocinės būsenos ir jūs dar pasipildot ir save. Ir visa tai labai labai susiję, tad labai svarbus momentas. Ir pirmas pratimas yra kvėpavimas. Jeigu tik pajuntate įtampą, stresą, ar kažkur idėjos neateina, ar kažkur nežinot kokį sprendimą priimti, prieš pradedant tuos keletą kitų pratimų noriu pasakyti, užsideda žandintuvą 5 minutės. 5 minutės. Net galite uždėti ranką čia, kitą čia ir paklausyti, kaip jūsų kūnas juda kvėpuojant. Ir klausykitės tik kvėpavimo. 5 minutės. Pamatysit, kad jūsų mintis veiks visai kitaip. Sąmoningai, jeigu yra kažkoks stresas, nežinau, susitikimai, nežinot, klaidų padaryta, neteina geros mintis, porą pratimų, kurie čia ir dabar duoda wow efektą. Pirmas pratimas kvėpavimo vadinamas kvadratu, kvadratas. Ne? Tai yra per 4 skaičiuojant įkvepiam, užlaikom, nekvėpuojam per 4 mintise skaičiuojam, iškvepiam per 4, vėl užlaikom. Ir būtent šitas būdas jis yra harmonizuojantis, balansuojantis, išlaikantis, atstatantis jūs čia ir dabar į pusiausvyrą. Kiek tokių ratų padaryti, kokius 8 kartus. Ar prieš susirinkimą, ar po susirinkimo. Tiesiog svarbu, tai užtruks jums vos vėlgi keletą minučių, ne taip ilgai. Kitas pratimas yra gal kažkiek paprastesnis, bet jis kitaip veikiantis irgi mūsų organizmą, tai yra trikampis. Ir galite kvėpuoti trikampiu taip, arba galite kvėpuoti trikampiu taip. Ne? Tai reiškia, per 3 įkvepiam, 1, 2, 3, iškvepiam, 1, 2, 3 ir užlaikom 1, 2, 3. Vienas labiau trikampis, jeigu taip labiau energizuojantis, kitas labiau atpalaiduojantis. Tad šitų kvėpavimo esmė, rezultatas, efektyvumas, linko efektas, ko mes laukiam ir gaunam čia ir dabar, tai yra sumažėja stresas, nurimsta jūsų baimės akys, padidėja koncentracija ir tokio pajuntat daugiau pusiausvyros ir svarbiausias dalykas – pasitikėjimas. Kyla, gerėja pasitikėjimas. Pasitikėjimas savim, pasitikėjimas tuo, ką jūs darote ir pasitikėjimas visata žmonėmis, kad jūs esate saugus, kad viskas susidėlios teisingiausių būdų, lengviausių būdų jums. Ir šios būtent kvėpavimo technikos, jos yra pirmiausiai labai paprastos, antra, labai efektyvios, antra, greitos, čia ir dabar vienintelis įsivesti įprotį. Ir juos tikrai
naudokit ne tik tada, kai jau visiškas stresas, nežinot, ten nepriveskit savęs prie panikos momentų, o juos naudokite reguliariai, tam, kad jūsų būsena nebūtų, kad čia viskas gerai, po to hop, labai giliai krentat, kad jūsų būsena būtų visada tolygiai išlaikyta, nes tai neišderins jūsų komandos narių, jūs mėgausitės savimi, savo gyvenimu, pagrįž pas jūs iš kitų žmonių, kad pas tave visą laiką šalia tavęs ramu, žmonės nurimsta, žmonės pradeda pasitikėti jumis, žmonės pradeda tikėti savimi ir jie toliau daro veiksmus. Toliau noriu pakalbėti apie vizualizaciją ir manifestaciją. Atrodo, kad lyg tarsi apie tą patį, bet iš tikrųjų tai yra skirtingos savokos. Ir vieną mažą įprotį, jeigu įsivestumėt, kai tik jūsų žadintuvas suskamba, arba nesuskamba, jūs tiesiog prabundat ir atsimerkite, įsiveskite tokį rytinį ritualą. Dieną pradėkite įsivaizduodami savo tikslus, kuriuos greičiausiai turite užsirašę. Kaip jūs juos pasiekėte, kad jūs jau juos pasiekėte, kaip jūs tame jaučiatės, ar ne? Matykite, kokie žmonės jūs supa, kur jūs keliaujat, ką jūs veikiat, kai tie tikslai jau įgyvendinti, ar ne? Įsivaizduokite konkrečiai tos dienos savo susitikimus, nes greičiausiai iš vakaro turit susiplanavę ir turit įpročius planuoti ir žinot savaitės darbus kitos dienos. Ryte atsikėlę tiesiog mintimis pavizualizuokite rezultatą jūsų tos dienos susitikimų, pokalbių, visų reikalų. Ar ne? Tai yra toks rytinis ritualas. Šalia turėkit manifestacijos praktiką. Žmonėm, kurie siekia daug, tai yra esencializmo praktika, kurie nori tikrai, ne tai, kad daug pinigų, daug ten kažko, ne tik iš materijos, o visapusiškai kokybiško gyvenimo, jie praktikuoja manifestaciją. Ir ta manifestacija gal jinai skamba labai garsiai, bet tai yra labai aiškus žinojimas tolimesnių vizijų, matymo, didinimas savo dabartinių tikslų, svajonių, ar ne? Aiškiai juos užrašant tiek svajonės, tiek tikslus, sukuriant planą, išskaidant tą didelį tikslą į smulkes detalės ir tai duoda tokio vidinio tikėjimo, kad aš tai pasieksiu, kad tu tai pasieksi, ne? Ir visa tai padeda dienos eigoje, kai jūs jeigu išmuša ar dar kažkas, išlaikyti tą koncentruotą būseną, išlaikyti fokusą, o kur aš einu, kad ir kaip atrodo įkrentami kažkokias smulkes darbelius, smulkes detalės, ar kažkur ten atrodo, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau. Vat ta manifestacija reguliari padeda išlaikyti fokusą, padeda išlaikyti įsipareigojimą savo svajonėms, savo tikslams ir kasdien, kad ir po mažą darbelį vesti save į priekį. O kas tame svarbiausia, tai yra būsena. Kai mes aiškiai žinom, kai jūs aiškiai žinot, kai dėl ko tai darot, kad ir kokią smulkmeną, kuri visiškai nemotyvuoja, jūs neprarandat energijos, jūs išlaikot savo baką resursų, ne pustušti, o puspilni visada, kad ir kiek jūs per dieną nuveikėt darbų. Ir dar kartą, vizualizacija ir manifestacija, iš esmės tai atrodo, čia fantazijos, svajojimai ir taip toliau. Ne. Vizualizacija pirmiausiai ji padeda ne tik įsivaizduoti tikslą ir čia dabar jau prigalvosiu ir taip toliau. Ne, tai yra jūsų emocinė būsena. Tai yra jūsų jausena, kuri prisideda ir labai stipriai prie jūsų nusistatytų verslo tikslų. Su užklausom, kuriom dirbate, jūs kuriate emocinę būseną, rodote pasitikėjimą. Ir žmonės, kurie ne tik ateina ir prisijungia prie jūsų komandą, jie perima, dėka jūsų būsenos, jūsų emocinės būsenos ateina kuo efektyvesni, kuo tikslingesni žmonės į jūsų organizaciją. Jie daug greičiau įsivažiuoja ir jie daug greičiau augina savo komandas. Ir rytinės ar net ir vakarinė vizualizacija padeda ne tik įsivaizduoti, bet iš tikrųjų padeda realiai materializuoti tos išsikeltus jūsų tikslus. Dėl to tai nėra svajojimas. Tai aktyvus procesas, darbas, kuriantis
čia ir dabar jūsų ateitį ir labai stipriai prisidedantis prie jūsų ateities. Manifestacija yra tai, kad jūs labai aiškiai užsirašote, ko jūs norite ir nuolat atsiverčiat sąsiuvinius, nuolat atsiverčiat arba paveiksliukus, arba filmukus sukarėte, kurie visą laiką jų per jūsų akis duoda jūsų signalą, primena būseną, duoda pasąmonei užduočių, kad sustiprintų jūsų ketinimus, kad jūsų neišmuštų iš jūsų krypties, kokie iššūkiai bebūtų, ne? Ir padeda susikaupti, susikoncentruoti ir eiti tikslingai į rezultatus ir vesti kitus žmonės ten. Dar vienas įrankis, kuris mane lydi virš 10 metų ir tai labai veiksminga aromatai, eteriniai aliejai, kokybiški eteriniai aliejai, tie, kurie tikrai daro su to mūsų būsenom tikrus dalykus, kurie padeda mums atrasti vidinę savo aš, sukontaktuoti su savim. Ir daug nepasakosiu apie tai, yra atskiros pamokos, kaip veikia aromatas mūsų pasąmonė, mūsų smegenys, mūsų būsena. Ir tų aromatų lyderiams, kurie veda organizacijas, kurie kūrė kaip verslą, aš galėčiau atrasti kokių 40-50 pagal skirtingus poreikius. Bet čia su jumis pasidalinsiu tokiais raktiniais momentais, kurie lengvai prieinami, paprasti, bet jūs juos galite drąsiai taikyti. Pirmas tai yra apelsinas ir bergamotė arba bergamotė, kurie apelsinas toks tarsi vienas suteikia tą stabilumą, saugumą, bergamotė daugiau kūrybiškumo. Tai yra, kad jūs kurtumėt verslą, ne tai, kad automatizuoti, čia dabar to reikia padaryti, su lengvumu, su žaismingumu, ar ne? Ir kad ta visapusiška gausa aplink jūs suptųsi. Antras dalykas, kad visai mes kaip lyderiai neišskystumėm pušis ir kedras, todėl kad aplink mūsų yra žmonių, mes turim apginti savo nuomonę, mes turim mokėti pasakyti ne, mes turim aiškiai žinoti, kokiom vertybėm aš vadovaujuosi ir nepaminti savo vertybių, nes tada būsena, energija, motyvacija labai greitai subyra. Ir tai yra, kaip išlaikyti mūsų stiprybės, ant jų dirbti, kaip išlaikyti, išsaugoti savo vertybės asmeninės, savo komandos vertybės, ne? Ir tam reikalingas pušis, kedras, aš dar galėčiau pridėti visų medžių eterinius aliejus, tokie kaip frankincense, kopaiba ir taip toliau, ne? Sandalmedis galų gale. Ir trečia kategorija, ir aš rekomenduočiau bent vieną iš jų visada pasirinkti, tai yra pipirmetė ir arba šaltmetė, tai yra tai gaivai, tai švarai, nebijoti, kad jeigu čia suklydau, galiu pradėti iš naujo. Tokio balto lapo sindromui, tam veržlumui, drąsai, pasitikėjimo, entuziazmui, tokio energizuojantis, ne? Tai visi trys, jie tokie, vienas tarsi pamatą duodantis, kitas tarsi stuburą, ašį padedantis išlaikyti, o trečias duodantis tos tikrąją tą žodžio prasme energijos. Turiu rankoje eterinį aliejų. Čia jis nepaminėtas, jis yra iš Ekvadoro, okotėjos eterinis aliejus, kuris apjungiantis, tarsi duodantis ir žaismingumo, ir verslumo, ir suderinantis labai tiek vyrams, tiek moterims vidinės būsenas įvairiems tikslams. Ir viskas labai paprasta. Jie užima labai nedaug laiko ir visi šie metodai ne tik padidina jūsų asmeninį efektyvumą kaip lyderio, kaip žmogaus, vedančio, charizmatiško, motyvuoto visada, bet tai persiduoda nematomai, perduoda tą produktyvumą ir komandai, todėl kad gerina atmosferą, įkvepia, žmonės nebijo klaidų daryti, jie atsipalaiduoja, o kai atsipalaiduoja, jie yra daug rezultatyvesni, produktyvesni ir labiau kuriantis gausą visai jūsų bendruomenė. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad būtent emocinis balansas, energijos palaikymas, bendros tos savijautos valdymas yra ne tik svarbus, bet sakyčiau būtinas siekiant išlaikyti ne čia ir dabar tik tais rezultatą, o ilgalaikį. Juk tinklinio marketingo kūrėjai, verslininkai, jie gausą tikrą šitam versle sukuria ne tik čia ir dabar. Čia yra rezultatas, jėga ir tai bus visą laiką. Ne.
tikrasis tinklinis marketingas, dauguma iš jūsų, iš mūsų, mes darom tai tam, kad tai būtų ilgalaikis procesas, kad tai kurtų ilgalaikę vertę. Ir va ta išmokimas palaikyti emocinės būsenos ir perdavimas savo komandai, tai prisideda ne tik prie čia ir dabar efekto, bet prie stabilių rezultatų, nuolatinio augimo ilgalaikiai perspektyvai. Ir kaip minėjau, galų gale lyderiai, kurie nuolat dirba su savo būsena, jie pasiekia gerokai aukštesnių rezultatų ir prisideda prie tokios stiprios, vieningos, aukštos, produktyvios komandos kūrimo. Ir visą tai dar kartą noriu pabrėžti, kad tai ne tik gerina rezultatus versle, ne tik veda į sėkmę, bet tai duoda visapusišką gyvenimo kokybę. Ir ne tik jums, bet jūsų visai kūriamai bendruomeniai, kitiems žmonėms. O tai yra tikroji tinklinio marketingo prasmė ir tai yra momentas, dėl kurio verta pakovoti, padirbėti iš tikrųjų su savo būsena. Jūs daug lengviau galėsit ir automatizuoti visą pardavimo procesą. Jūs daug žaismingiau ir lengviau visą tai įgyvendinsit. Kaip sakiau, su mažiausiom sąnaudom maksimalus rezultatas. Ir būsena tai yra raktinis momentas, pamatas į visą tai. Ir būtent dėl viso to mes negalim ignoruoti mūsų būsenos ir negalim kasdien sakyti, šiandien praleisiu, šitą savaitę neturiu laiko, kada nors vėl. Ne, tai yra kasdienis darbas lygiai taip pat kaip kasdienis reikalas paklausti savo lyderių, pakalbėti visus darbus, kuriuos jūs puikiai darote. Čia lygiai tokios pat svarbos užduotis ir rodiklis, kuris veda prie visų kitų darbų lengvesnio darimo. Ir nuo to, kaip mes jaučiamės, priklauso mūsų ne tik kasdieniai rezultatai, mūsų ilgalaikė sėkmė, gerovė ir visa tai nėra egoizmas. Dabar laiko savo, dabar aš negaliu to daryti, nes čia laikas savo, man reikia rūpinti su savo būsena. Ne, tai nėra apie egoizmą, tai yra tiesiog būtinybė. Ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų kitų, kurie patikėjo jumis, patikės jumis ir ateis į jūsų komandą. Ir visa tai jums suteiks pilnai, maksimaliai realizuoti savo aukščiausią potencialą, užmegzti, save realizuoti, įprasminti, užmegzti naujus įvairius ryšius, kurie dar praturtins jūsų verslą, kurie jūs priartins ne tik prie sėkmės, bet ir įvairių laimės būsenų, išjautimo. Tai padės iš tikrųjų kurti ir finansinį stabilumą, kad nebūtų taip, kad čia yra pinigai, čia jų nėra. Vėlgi visą tai priklauso nuo būsenos, nuo jos valdymo, nuo gebėjimo jausti, nuo gebėjimo vizualizuoti apie visą tai, ką kalbėjo. Ne? Jūs turėsite daugiau laisvės, tai išlaisvina. Tai nepadaro, kad jūs esate priklausomi visą laiką nuo išorinių kažkokių dirgiklių ir nežinai, kada kas čia įvyks. Tai išlaisvina. Todėl, kad tai nesakau, kad lyderiams iššūkių mažės, aš šito nežadu, bet jūsų vidinė laisvė jinai prasiplės, ne? Nes jūs labiau pasitikėsit savim ir gyvenimu, kad viskas susitvarko, gyvenimo ateitimi, verslo ateitimi, ne? Galėsite daugiau skirti laiko jau tada ne tik savo, bet ir šeimai, nes jūs gebėsite apginti savo vertybės, jūs dirbsite daugiau ant savo stiprybių, ne? Aišku, gyventinsite ne tik tas svajonės norus, kuriuos šiandien gal turite mintise, bet ir dar didesnius, kurie ateis pakeliui, nes būsena jum viduje kurs naujas svajonės, naujus tikslus, kurie šiandien galbūt jums į mintis neateina, patikėkit. Ir visą tai apvainikuos toks kaip pridedamas šalutinis poveikis, kuris kiekvieną iš mūsų tikrai džiugina, nežinau, mūsų artimuosius lygiai taip pat motyvuoja. Mums labai svarbu, ką artimieji žmonės apie mus galvoja, tai yra sulauksite daugiau pripažinimo, įvertinimo, tokio socialinio statuso kaip ne tik sėkmingas žmogus, bet ir laimingas. To labai jums linkiu. O dabar laikas pasiimti dovaną. Ir ta dovana įvardinta skaičiais, kaip greitai visą tą automatizuotą pardavimų sistemą, visą kanalą
integruoti, pritaikyti jūsų atvejui ir pradėti uždirbti bent jau nuo 10 000 eurų. Apjungiant visus šitus elementus, tikrai jūs tai galite turėti ne kada nors ar kam nors, ne tik gyventi su tuo svajonėse, vizualizacijose, bet praktiškai tai turėti ir greit pačiupinėti. Tad kviečiu tave į individualų susitikimą, laiką susipažinti, laiką susimatyti. Ir tą susitikimą vadinu 10 000 eurų planas. Ir šito susitikimo vertė yra 150 eurų. Tai yra tau dovana. Ir išskirtinės sąlygos tik tau, tik jums. Šitam susitikime mes aprašysime konkretų veiksmų planą, būtent jūsų atveju, kaip integruoti visą šitą sistemą ir jau čia ir dabar generuoti įeinančias užklausas bent po 2-3 kiekvieną dieną. Ir nepriklausomai nuo to, kurioj tinklinio marketingo kompanijoje jūs esate, ar tik pradedate verslą, ar jau esate labai pažengę. Praeisime visus konkrečius, apie ką aš kalbėjau, sistemos elementus, kur jūs mano žinias, savo patirtį apjungsim ir galėsit pritaikyti konkrečiai jūsų atveju. Mano žinios ir protas visą tą pusvalandį bus skirtos tik jums. Po mūsų susitikimo pokalbio jūs turėsite bent jau artimiausiams mėnesiams konkretų planą, veiksmų planą, be to sutaupysite 150 eurų, nes tiek mano strateginė sesija kainuoja. Ir jums dar kartą, be įsipareigojimo, konsultacija yra nemokama. Skaitau, kad jums labai pasisekė dėl to, kad jūs priėjote prie šios pamokos, išklausėte, gilinatės, ieškote atsakymų. Ir tam turiu iš tikrųjų ribotas galimybės, tikrai ne visus galiu priimti, dėl to sakau, kad jums pasisekė. Ir tokioms konsultacijoms turiu kaip tik šiuo metu keletą vietų. Tad mano pasiūlymas ir šita dovana galioja 3 dienas, dovanos akcija yra 3 dienos ir po šio video iš karto parašyk chatbote šį žodį, parašyk chatbote konsultacija. Ir aš ar mano menedžeris susisieksime asmeniškai ir pakviesime susitikimui.